Šiandien apie ADHD yra kalbama labai daug. Kartais tėvai patys svarsto, ar jų vaikas turi ADHD. Toks klausimas kyla tuomet, kai vaikui sunku susikaupti, jisai mėtosi nuo vienos veiklos prie kitos, pamiršta instrukcijas, pradeda, bet nepabaigia užduoties arba elgiasi tiesiog impulsyviai. Ne kiekvienas išsiblaškymas yra ADHD ir ne kiekvienas aktyvus vaikas turi šitą sutrikimą. Dėmesio sunkumams įtakos gali turėti daug dalykų – miegas, ekranų įpročiai, emocinė įtampa, per didelis krūvis, dienos ritmas, mokymosi sunkumai ar individualūs smegenų veikimo ypatumai. Pirmas žingsnis – stebėti. Kada vaikui sunkiausia, ar jis pasimeta tik mokydamasis, ar ir kitose situacijose. Ar sunku pradėti, išbūti, pabaigti. Ar jis pamiršta, ką tik girdėjo, ar greitai pavargsta. Brain Gym centre galime padėti geriau suprasti, kurie kognityviniai įgūdžiai vaikui kelia daugiau iššūkių. Nes dėmesys nėra tik valios klausimas, tai yra įgūdis, kuris priklauso taip pat nuo atminties, informacijos apdorojimo įgūdžių, savikontrolės ir gebėjimų išlikti kartu su užduotimi. Mūsų tikslas nediagnozuoti, o suprasti, kaip jam galime padėti. Kai suprantame, kas vaikui sunkiausia, galime tikslingai stiprinti jo mokymosi pagrindus.